čia prilipai. Sveiki, vaikai! Šiandieną mes pasigaminsime šešėlių teatrą. Mums reikės didelės kartoninės dėžės, didelio lapo, balto popieriaus, juodo spalvoto popieriaus, peiliuko pjauti, šiaudelių, žirklučių, pieštuko, juostos. Pirmiausia, dėžės angą, kuri bus mūsų ekranas, apklijavau popieriumi. Tada kitoje dėžės pusėje išpjoviau apvalę angą lempai. O dėžės šonuose išpjoviau angas skirtas lėlytėms pralysti. Štai kaip telpa mūsų lempa. Lėlytės ir dekoracijas iškirpau iš juodo kartono, o jeigu neturime, tada iš juodo popieriaus priklijuoto prie paprasto popieriaus, nes lėlytės turi būti tvirtos. Jeigu turite spausdintuvą, tada lėlytes ir dekoracijas galite rasti internete ir parsisiuntę atsispausdinti. Nukerpu lanksčius šiaudelių galiukus. Viename šiaudelio gale šitaip priklijuoju lipnią juostą. O tada priklijuoju prie lėlytės. Šiaudelius taip pat panaudojau dekoracijoms sutvirtinti. Tegul vaidinimas prasideda! Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.